pristato Vados studija. Azagis Drag Nights trasa Kaune Urmo bazių miestelėje paskutinį rugpjūčio savaitgalį vartus atvėrė 4-ajam Lietuvos drag čempionato etapui. Tiesa, šįsyk dalyvių skaičius buvo kiek mažesnis nei įprasta. Visose automobilių klasėse susirinko 22 dalyviai, kurių tarpe žibėjo bene labiausiai užsispyrusių liaudyje vadinamų dragerių pavardės. Šįsyk varžybos vyko pagal Lietuvos automobilių sporto federacijos reglamentus, tad dalyviai ir jų technika klasifikuojami kiek kitaip nei įprasta Azagis Drag Nights Urban City Stage čempionate. Federacijos čempionate leidžiama dalyvauti su tvarkingais gamykliniais ir sportiniais automobiliais, kurie atitinka saugumo ir techninius reikalavimus. Visi dalyvaujantys sportininkai pagal automobilių paruošimo lygį skirstomi į 2 pagrindinės grupės – standartiniai ir sportiniai. Kiekviena iš jų dar į 3 klases. Standartinių automobilių numeriai prasideda vienetų, dvejetų arba trejetų, o sportiniai 4, 5 ar 6. Būtent tai apibrėžia automobilio galingumą standartų A ir sporto S1 mašinos su varikliais iki 2 litrų, B ir S2 nuo 2 iki 3 litrų ir C su S3 automobiliai, kuriuose garsiai pučia pasiutusios turbinos, o jų motorai veža daugiau nei 3001 darbinį kubinį centimetrą. 4-ojo drag etapo varžybose tikroji drago starto eglutė ramiai ilsėjosi pavėsyje, o dalyviams prieš nosį mirgėjo aiškus daugelyje federacijos varžybų naudojamas tikslus ir negailestingas starto laikrodis. Dalyvių parke taip pat šaunios naujienos. Netikėtai prieina daili mergina ir paklausia, ar praleisiu čia visą naktį. Taip, klausimas tikrai kompromituojantis. Ir čia pasiūlau jums energetinio Red Bull gėrimo, čia pat ir visai už dyką. Privaišinti gerų tonizatorium 4-ojo atviro Lietuvos drag čempionato etapo dalyviai lyg buliai pakvaišusiomis akimis stojo prie starto linijos ir pjovė vieną tiesėje po kitos. Priminsime, jog automobilių sporto klubo Azagis organizuojamose varžybose dalyviai važiuoja ilgiausią drago distanciją – 1/4 mylios, kas sudaro 402 metrus. Gausiausios klasės tiek standartinių, tiek gamyklinių automobilių tarpe mašinos iki 2 litrų po 5 dalyvius. Visose likusiose klasėse po 4 mašinas, tad viskas sprendėsi pakankamai greitai. Baigėsi treniruotės, prasidėjo kvalifikaciniai važiavimai, o vėliau ketvirtfinalių, pusfinalių ir finalų sesija. Silpnesnieji atkrinta pagal parodytus įveikimo laikus pasidalindami žemesnės pozicijas, o iki klasės finalo atkeliauja tik 2 tądien geriausiai pasirodė mašinos ir jų pilotai. Unikalioje aplinkoje, lyg Holivudo filme apie nelegalus dragerius, ant prekybos miestelio rampų būriuojasi minios žiūrovų, kurios su didžiausiamis ovacijomis palydi seną, bet patikėkite tikrai greitą golfuką, gerai leidžia ketvirtadienio vakarą, o kas žino, gal jau pradeda švęsti penktadienį.
Ilgai galvojęs ar kvaršinti galvas visomis kovų ir sekundžių smulkmenomis, pamaniau, gal vis tik geriau už save kalba vaizdas. Beje, dar keletui detalių negaliu atsispirti. Geriausias trasos įveikimo laikas Azagis Drag Nights trasoje Kaune 4 etapo metu priklausė Ježiui Chmelevskijui su Volkswagen Corrado, kurio turbina išsikraudinėja ir čiaudė su kiekvieno menkiausio akceleratoriaus spustelėjimu. Kvalifikacijoje 402 metrus jis pralėkė per 13 ir 23 sekundės. Kitas momentas tas, jog varžyboms prasidėjus buvo ne 22, o 21 dalyvis. Ir tik žymiai vėliau, gerokai pavėlavęs į trasą palydėtas garsių žiūrovų ovacijų įrėdėjo Aleksandras Savenkovas su Lancia Delta Integrale, šio čempionato favorite. Be abejo, tai pagyvino kovą S3, galingiausių drago monstrų tarpe, kur prieš startą buvo užsiregistravę tik 3 dalyviai. Gaila netvyko Vytas Bilinskas su Audi 94, tuomet kova ir finalas nežinia, kaip būtų pasisukę. Natūralu, tiesiog kuo daugiau mašinų, tuo didesnė intriga. Pirmą vietą klasėje A užėmė Ramūnas Čepulis Honda Integra rožiniais tekiniais, kaip sakė komentatorius Saulenis Pociūnas. Klasėje C greičiausias interkulerių ir turbina Audi 94 apginklavęs Vitalijus Ogzivaila, įspūdingai startuojantis automobilis su būdingu Audi variklių garsu. Sportininkų klasėje S1 Simas Bilevičius su Honda Civic 406 numeris visą sekundę finale aplenkė varžovą Mantą Gasiūną Honda CRX. S2 kategorijoje iki 3 litrų Artūras Simonavičius Mazda GTX Turbo 501 numeris 63 sekundės aplenkė Rimą Sesiulį su Volkswagen Golf. Na, o dviejų nesuklysiu sakydamas bombų Lancia Delta ir Volkswagen Corrado kovoje nugalėjo Ježį Chmelevskį su Volkswagenu. Nežinia, ar Aleksandrui Savenkovui tiesiog pritruko sėkmės, ar kaip jis sakė, nėra aišku, ar gerai dirbs prieš pat varžybas baigtas rinkti variklis. 607 numeris Ježį Chmelevskį jį nugalėjo 42 sekundės. Ir dar keletas įdomių faktų. Visos pirmosios vietos išskyrus S3 klasę buvo iškovotos Azagis GTR klubo narių. Ir dar vienas finalinis akordas. Ar žinote, jog reglamente, kuris apibrėžė techninius drago mašinų reikalavimus, nurodyta jo, cituoju, automobiliai iki finišo išvystantys didesnį negu 241 km/h greitį privalo būti aprūpinti stabdymo parašiutu serijiniu būdu pagaminto atitinkamos įrangos gamintojo. Štai taip, iki tokių dalykų drago trasoje šiame etape trūko nedaug. Gal kada nors to ir reikės. Kągi žiūrėkite autofanus, tiek Lietuvos čempionatas, tiek Azagis Drag Nights Urban City Stage čempionatas dar nesibaigė. Mes būtinai pranešime visas naujienas iš labiausiai pasiutusių lenktynininkų gyvenimo.